aiškesnės mintis, nuoširdesni pokalbiai ir lengvesni sprendimai. Taigi ši savaitė prasideda su palankia energija, kuri padės jaustis aiškiau, ramiau ir labiau susitelkusi tai, kas iš tiesų svarbu. Na ir po ilgesnio laiko, kai tvyrojo abejonių, vėlavimo ar komunikacijos trikdžių, dabar atsiveria duris sklandesniam bendravimui, aiškesniam planavimui ir geresniam tarpusavio supratimui. Tai palankus metas atnaujinti pokalbius, kuriems anksčiau trūko aiškumo, grįžti prie sustabdytų projektų ar priimti sprendimus, kurių ilgai vengia. Ir tai tinkamas laikas tvarkytis, planuoti, pasikalbėti apie ilgalaikius tikslus, ypač jie susijęs su šeima. Sprendimai priimti šią savaitę turės ilgalaikę vertę. Ir savaitės horoskopas savo ženklui rasit komentaruose. Prognozės labiau skirtos Mėnulio ženklui ir ascendento ženklui. Gražios savaitės.